Sveiki! Tikriausiai niekas nesiginčys, kad verslo tikslas yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Kalbėdami apie bet kokį atsargų valdymo verslą, ar tai būtų didmeninė prekyba ar mažmeninė, mes žinome, kad tam, kad uždirbti pinigus, reikia labai nedaug. Tam, kad uždirbti pinigus, mes turime turėti tai, ką perka ir tuo pat metu neturėti tai, ko neperka. Tačiau iš kur mums žinoti, ką žmonės pirks ir ko nepirks? Dažniausiai mes darome prognozes. Mes bandome nuspėti ateitį. Tačiau praktika rodo, kad nuspėti ateitį mums nelabai sekasi. Ir mes susidurėme su prognozių rezultatais. Prognozės paklaida būna dvejopa. Kartais mes prognozuodami būname per daug optimistiški. Ir užsisakome per daug. Rezultate turime per didelės atsargas, kuriuo atsikratydami turime daryti išpardavimus, mažinti savo maržą arba bandyti sugrūsti visą tai mūsų klientam, mažmenininkam, kas tikrai neprisideda prie santykių su mūsų klientais gerinimo. Tačiau paklaida gali būti ir per daug pesimistinė, kuomet mes neįvertinam kliento galimų poreikių arba norų ir užsisakome per mažai. Tai sąlygoja trūkumus, prarastus pardavimus, mažėjantį pelną ir aišku prarastą klientą, nes klientas daugiau neateis pas mus, nes jau kelis kartus iš eilės atėjęs kažko pas mus nėra. Trūkumai. Daugelis kompanijų neįvertina, kad trūkumai yra pakankamai dideli. Taigi atlikta pasaulinė analizė, vertinanti pakankamai didelių, gerai dirbančių prekybos tinklų atsargų turėjimą, nustatė, kad vidutiniai trūkumai sudaro net 8%. Ir natūralu, kad dažniausiai trūksta ne tų prekių, kurios neturi paklausos, o paklausiausių prekių. Taigi turime problemą. Mes norime uždirbti pinigus, tam turime užtikrinti pardavimus. O tam, kad užtikrintumėm pardavimus, turime turėti daug atsargų, nes per ilgas papildymo laikas paklausa negali būti tiksliai numatyta, tiekėjai nėra visiškai patikimi. Tuo pat metu, tam, kad uždirbti pinigus, turime siekti sumažinti kaštus. Ir mažindami kaštus mes turime laikyti nedaug atsargų, nes atsargos, didelės atsargos, reiškia daugiau investicijų, apriboti grinųjų pinigų srautai, didesnis prekių nusidėvėjimas, sandėliavimo kaštai, finansavimo kaštai. Taigi mums tenka pasirinkti kažkokį kompromisą. Tačiau dažniausiai, bet kuris pasirinktas atsargų lygis, mūsų netenkina. Tai yra netenkinantis kompromisas. Todėl mes norime jūs pakviesti į kursą Efektyvus atsargų valdymas arba kaip užtikrinti prekių turėjimą su mažesnėmis atsargomis, gegužės 10-11 dienomis. Kursų metu jūs sužinosite, kaip mažinti priklausomybę nuo klaidingų prognozių, ką keisti tiekimo grandinės bei atsargų valdyme, kaip pagerinti atsargų apyvartumą, išlaisvinant jūsų lėšas, kaip valdyti atsargas, sumažinant prekių trūkumus bei išvengiant atsargų pertekliaus, nelikvidų ir prekių nurašymo, kaip dirbti su tiekėjais ir kaip padidinti investicijų atsargas grąžą. Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos, galite rasti www.tc.lt arba rašydami laišką, elektroninį laišką adresu ina@tc.lt.